Labą dieną visiems susirinkusiems. Esu šeimos gydytoja Lina Vencevičienė ir osteoporozės tema domiuosi labai ilgą laiką. Tačiau pranešimo metu pabandysiu atsakyti į dažnai gydytojų praktikų iškeliamus klausimus. Šiandien nesigilinsiu į jau taip gerai visiems žinomą osteoporozės etiologiją ir patogenezę, bet pabandysiu atsakyti į neretai gydytojų praktikui iškylančius klausimus. Kam, kurioje srityje atlikti densitometrinį tyrimą, ar visada galima pasikliauti atliktų densitometrinio tyrimų rezultatu, pabandysime išsiaiškinti teisingo rezultato interpretavimą, išsiaiškinsime, kamgi visgi reikėtų atlikti ir stuburo rentgenologinį tyrimą, taip pat trumpai apžvelgsiu gydymo ir pacientų stebėjimo rekomendacijas. Kaip ir kitų ligų, taip ir osteoporozės įtarimui bei nustatymui labai svarbus yra rizikos veiksnių identifikavimas. Osteoporozės guru Kanis, bendradarbiaudamas su Pasaulinės sveikatos organizacijos mokslininkais, apibendrino įvairių populiacijų daugelio tyrimų rezultatus ir pateikė pagrindinius osteoporozės tuo pačiu ir kaulų lūžių rizikos veiksnius, kurie ir nurodyti šioje skaidruolėje. Taigi, pagrindiniai osteoporozės ir kaulų lūžių rizikos veiksniai yra vyresnis amžius. Kuo vyresnis amžius, tuo didesnė lūžių rizika. Visgi moterų kaulų lūžių rizika dvigubai didesnė nei vyro, ypač tų, kurioms yra diagnozuota ankstyva menopauzė. Be abejonės labai ir moterims, ir vyrams svarbi maža kūno masė. Turint mažą kūno masę įtariama, kad buvo sukauptas maža kaulų masė jaunystėje. Bene patys svarbiausi osteoporozės ir kaulų lūžių rizikos veiksniai tai yra paties paciento osteoporozinis kaulo lūžis ir osteoporozinis kaulo lūžis pirmos eilės giminių tarpe. Be abejonės neigiamai veikia kaulinio audinio apykaitą ir žalingi faktoriai. Rūkymas ir daugiau nei 3 standartinių alkoholio vienetų per dieną vartojimas siejamas su lytinių hormonų sintezės sutrikimu ir dėl to padidėjusio osteoporozės ir kaulų lūžių rizika. Daugiafaktorinių neigiamai veikiančių kaulinio audinio apykaitą pasižymi gliukokortikoidai. Ir daugelio tyrimų metu nustatyta, kad vartojant juos daugiau nei 5 mg per dieną ir ilgiau nei 3 mėnesius, osteoporozės ir kaulų lūžių rizika labai padidėja. Būtina prisiminti, kad osteoporozė ir būna ne tik pirminė, bet ir antrinė, tai yra sukelta tam tikrų ligų ir vartojamų vaistų, kurie neigiamai veikia kaulinio audinio apykaitą. Pagrindinės lygos yra negydomos tiek vyrų, tiek moterų hipogonadizmas. Užtrukusi imobilizacija, kai imobilizacija užtrunka daugiau nei 6 mėnesius. Taip pat osteoporozės ir kaulų lūžių rizikos veiksniams priklauso uždegiminės žarnų lygos, lėtinės kepenų ir inkstų lygos, būklė po organų transplantacijos, pirmo tipo cukrinis diabetas, skydliaukės ir prieskydinių liaukų lygos ir be abejonės lėtinė obstrukcinė plaučių liga, ypač tada, kai vartojami peroraliniai kortikosteroidai. O pagrindiniai vaistai, kurie neigiamai veikia kaulinio audinio apykaitą, tai yra androgenų deprivacijos terapija, kaip žinia, jie naudojami prostatos vėžio gydymui, kaip jau minėjau, gliukokortikoidai, prieštraukuliniai vaistai, aromatazių inhibitoriai vartojami krūties vėžio gydyme, didelės dozės tiroksino, heparinas, protonų pompos inhibitoriai bei selektyvūs serotonino receptorių blokatoriai. Taigi, įsisavinus osteoporozės predisponuojančius veiksnius ir remiantis tarptautinės klinikinės osteodensitometrijos organizacijos rekomendacijomis, kaulų mineralų tankio tyrimą turime rekomenduoti visiems vyresniems nei 65 metų moterims ir vyresniems nei 75 metų vyrams, neatsižvelgiant turi ar neturi jie papildomų kaulų lūžių rizikos veiksnių.
jaunesniems nei 65 metų moterims ir jaunesniems nei 75 metų vyrams kaulų mineralų tankio tyrimas turi būti rekomenduojamas, kai nurodyto amžiaus grupių pacientai turi dar 2 arba daugiau papildomus kaulų lūžių rizikos veiksnius. Ir be abejonės turime kaulų mineralo tyrimą rekomenduoti tiems pacientams, kurie jau yra gydomi nuo osteoporozės. Tai yra ir tyrimas yra atliekamas gydymo efektyvumo vertinimui. Sekantis labai dažnai iškylantis klausimas, kurią sritį tirti. Pagal Tarptautinės klinikinės densitometrijos organizacijos rekomendacijas, juosmeninių nuo L1 iki L4 slankstelio, priekinę užpakalinę projekciją ir vieno iš šlaunikaulio densitometrinį tyrimą turime rekomenduoti visiems pacientams. O periferinių kaulų, konkretizuojant, tai yra apatinio dilbio kaulų srities kaulų mineralų tankio tyrimas, skiriamas tik tai tada, kai negalima atlikti tyrimo stubure arba šlaunikaulyje. Ir indikacijos, kada turi būti atliekama periferinių kaulų densitometrinis tyrimas, yra nurodyto šitoje skaidruolėje. Tačiau įvertinus tai, kad finansinė pagyvenusių žmonių padėtis nėra labai gera, densitometrinis tyrimas yra ganėtinai brangus, dažnai pacientai nesugeba susimokėti už kelių sričių densitometrinį ištyrimą. Todėl gydytojai praktikoje reikia rekomenduoti kažkurią tai vieną sritį. Kurią sritį rekomenduoti, turime remtis savo klinikinę patirtimį bei loginiu principu, kuris yra štai toks. Žinant, kad po menopauziniu laikotarpiu ir maždaug iki 70-ųjų gyvenimo metų labiausiai retėja kaulinis audinys, kur vyrauja trabekulinis kaulinio audinio sluoksnis. Tai yra stuburo slanksteliai. Todėl ankstyvuoju po menopauziniu laikotarpiu moterims rekomenduokime atlikti kaulų mineralų tankį lumbalinėje stuburoje dalyje. O pagyvenusiems asmenims, kuriems labai padidėja šlaunikulio proksimalinės dalies lūžių rizika, rekomenduokime atlikti būtent šitos srities, tai yra šlaunikulio proksimalinės dalies kaulų mineralų tankio matavimą. Atlikus densitometrinį tyrimą gauname mums visiems gerai pažįstamas vaizdas su begalė skaičiukų. Bet ką paprastai 90% dirbančių ir densitometrinį tyrimą analizuojančių gydytojų atsako, kad pažiūri, koks yra bendras tai lygmuo ir pasako pacientui, jis yra sveikas ar sergantis. Bet kaip jūs įsitikinsite netrukus, labai svarbus ne tik skaičiai, bet ir pats paveiksliukas. Tik visų šių parametrų visuma leips mums įvertinti pagrindinį dalyką, ar galime vis dėlto pasitikėti atlikto tyrimo rezultatu, ar galima pagal jį nustatyti klinikinę diagnozę. Taigi, pradėkime nuo juosmeninės srities. Skenogramos centre stuburas turi būti centre. Stuburas turi atrodyti tiesus, turi matytis abiejų klubakaulių skiauterės, turi skenuotame vaizde būtinai matytis dalis torokalinio 12 slankstelio, kurio žymeklis yra apatinių šonkaulių šešėliai, ir dalis lumbalinio 5 slankstelio. Taip pat vertinant ir nuskenuotą šlaunikaulį labai svarbu, kad šlaunikaulio ašis būtų tiesi, nesimatytų arba labai nedaug matytųsi mažasis gumburėlis, tai atitiktų teisingos šlaunikaulio rotacijos rekomendacijas, tai yra teisingos rotacijos rodiklis. Vaizde gerai turi matytis ir didysis gumburas, ir sėdinkaulis. Įvertinus tai, kad tyriamosios sritys nuskenuotos teisingai, tik tai tada galima vertinti skaitinės reikšmės. Pradėkime nuo to, kad žiūrėkime į kiekvieno slankstelio plotą ir kaulų mineralų tankį. Pagal anatominę slankštelio struktūrą plotas ir kaulų mineralų tankis turi didėti nuo L1 iki L4 slankstelio. Jei taip nėra, tai yra
apatinio slankstelio plotas yra mažesnis už viršutinio slankstelio plotą, visuomet pagalvokime apie kompresinę slankstelio deformaciją ir tą slankstelį turime ekskliuduoti iš tyrimo rezultato. Primenu, kad iš tyrimo rezultato, jei reikia, galime ekskliuduoti net 2 įtartinus slankstelius, o diagnozę nustatyti iš likusių 2 slankstelių bendro kaulų mineralų tankio ir apskaičiuoto T lygmens. Nebejoju, kad visi gerai žinom osteoporozės diagnostinius kriterijus, kai pasaulinės sveikatos organizacijos osteoporozės diagnostiniai kriterijai yra parengti remiantis T lygmeniu ir kaulų mineralų tankis yra reiškiamas tai. Jisai yra normalus, kai T lygmuo yra nuo +1 iki -1. Osteopenija diagnozuojama, kai T lygmuo yra nuo -1 iki -2,5. Osteoporozė, kai T lygmuo yra mažesnis nei -2,5. Ir sunki osteoporozė, kai yra T lygmuo mažesnis nei -2,5 ir yra įvykęs osteoporozinis lūžis. Noriu priminti, kad osteoporozinis lūžis tai yra toks lūžis, kuris įvyksta savaime arba dėl labai menkos traumos, tai yra nugriuvus iš savo ūgio aukščio ir nėra lydimas kito patologinio proceso kaule. Noriu akcentuoti dar vieną labai svarbų praktinį aspektą, kad T lygmuo kaip diagnostinis kriterijus yra taikomas tik pomenopauzinėms moterims ir vyrams virš 50 metų amžiaus. Ir kad atlikus tyrimą keliose srityse, diagnozė turi būti nustatyta pagal mažiausią bet kurios lokalizacijos T lygmenį. Jokiu būdu išvadoje negalime rašyti osteopenija stubure, osteoporozė šlaunikulėje. Dar kartą akcentuoju, jei bet kurioje skeleto srityje yra nustatytas T lygmuo lygus arba mažesnis nei -2,5, paciento klinikinė diagnozė yra osteoporozė. Priminsiu, kas tas yra T ir Z lygmuo. T lygmuo tai tyriamojo asmens kaulų mineralų tankio nuokrypis nuo maksimalaus jaunų, sveikų, tos pačios lyties asmenų kaulų mineralų tankio vidurkio. Z lygmuo, kuris yra diagnostinis kriterijus, kaulų mineralų tankio diagnostinis kriterijus vaikams, premenopauziniams moterims ir vyrams iki 50 metų. Tai yra tyriamojo asmens kaulų mineralų tankio nuokrypis nuo to paties amžiaus ir lyties asmenų kaulų mineralų tankio vidurkio. Priėjom prie dar vieno labai svarbaus klinikinio klausimo, kuriuosgi pacientus reikia siųsti rentgenologiniam tyrimui. Remiantis tarptautinės klinikinės osteodensitometrijos organizacijos rekomendacijomis, nustačius osteoporozę, rentgenologiniam stuburo krūtininės ir juosmeninės 2 krypčių ištyrimui tikslinga siųsti šiuos pacientus, kuriems yra nustatomas ūgio sumažėjimas daugiau nei 4 cm lyginant su buvusiu ūgiu jaunystėje. Yra nustatytas ir rentgenologiškai patvirtintas įvykęs lūžis po 50 metų amžiaus, ilgalaikis gydymas gliukokortikoidais ir anamnezė arba kiti požymiai, verčiantis įtarti iki šiol rentgenologiškai nediagnozuotą stuburo slankstelių lūžį. Tai tiek tos teorijos, o po pertraukėlės pateiksiu mano klinikinėje praktikoje pasitaikiusius įdomius atvejus.